Krūties vėžys gresia ne tik moterims, bet ir vyrams. Visą tai labai greitai žiniuose, tad būkite kartu. Labas vakaras, LNK žiniuose svarbiausi antradienio įvykiai, kviečiame žiūrėti ir pirmiausia santrauką. Kariuomenės vado Valdemaro Rupšio nervai neišlaikė. Žurnalistui paklausus, kodėl už gaunamus butpinigius butą nuomojasi iš sūnaus. Tai jisai kvailas ar taip tik atrodo? Esu priverstas kaip kariuomenės vadas ieškoti būdų, kaip kur gyventi. Galiu, aišku, stotį, galiu gatvėje po palapinę. Blogiau dar būtų, jeigu fizinė jėga būtų panaudota. Ar dėl to kariuomenės vadas gali būti išvarytas? Chamo iš tokio generolo neišvarysim. Streikuojančios mokytojų profsąjungos lyderis protesto žygio kol kas nestabdo. Ministerija teisinasi neturinti milijardų. Profsąjunga atkerta, pinigų atsirastų, jeigu būtų noro. O vaikai sėdi namie, socialiai remtini be nemokamo maitinimo. Visą laiką pasąmonėje ir sąmonėje vis tiek kirba tokie klausimai, kad darbai nepadaryti, žinios yra neperduotos. Apkaltos komisija neranda Remigijaus Žemaitaičio kaltinamo antisemitinių eilėraščių deklamavimu, nors į komisijos posėdį jį kvietė net 4 būdais. Jis tikrai žais paskui šitą žaidimą, kad jisai nebuvo informuotas. Santaros medikai skelbia bauginamą statistiką. Krūties vėžio diagnozę išgirsta kas 13 moteris, tad ragina aktyviau tikrintis, kviečia į naują modernų skyrių ir ne tik moteris. Ganėtinai retai pasitaiko, vyrai taip pat turi riziką sirgti krūties vėžiu ir visuomeniai nėra apie tai labai stipriai kalbama. Mirtino šaudynės Tailando sostinėje Bankoke. Prekybos centre nušauti 2, sužeisti 5 žmonės. Šaulys pasidavė, jam 14. Ramygaloje pasklido gandas, kad kažkas gali likti be sagų. Tiksliau, miestelį garsinantis sagų namelis taps kultūros paveldu ir savininkai neva praras jį teisę. Pabandykit prikalti, pamatysit, kaip gerą dūšiai palieka. Nėra saga ištraukus, taip ir nekalbama. O šokti su parašiutu nevėlu ir sulaukus 104. Amerikietė siekia tapti vyriausia pasaulyje parašiutininkė. Turėjau neprisnūsti, kad galėčiau grožėtis tuo, ką matau. Kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys už valstybės pinigus, vadinamosius butpinigius, Vilniuje nuomojasi butą iš savo sūnaus, skelbia 15 min. Šią informaciją kariuomenės vadas pateikė privačių interesų deklaracijoje, kuri jo kaip kariškio nėra vieša. Tačiau deklaracijoje nieko nepažymėta apie jo ryšius su verslininku, sūnaus uošviu, iš kurio namą sūnus galimai ir gavo. Bet viešųjų ryšių specialistus labiausiai pašiurpino, kaip Rupšys bendrauja su žurnalistais. Vytautas Dumbliauskas domėjosi, ar kariuomenės vadas išsaugos postą. Interviu su žurnalistu kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui akivaizdžiai nepatiko. O jūs tame bute tikrai gyvenat? Ne, aš gyvenu bažnyčiai. Aišku, bute. Tame bute ir gyvenu. Aš turiu teisę gauti butpinigius, turiu teisę sudaryti sutartis, turiu teisę sudaryti sutartį su tuo, kas man palanku, tame tarpe ir su sūnumi, jeigu jis tame bute negyvena ir jis man išnuomoja ir moka nuo to mokesčius. Viskas. Net ten ieško sliekų. Tačiau Rupšys nedeklaravo savo ryšio su įmonė Teltonika ir jo savininku Arvydu Paukščiu. Jis yra kariuomenės vado sūnaus uošvis. Paklaustas apie sąsają su Teltonikos vadovu ir ar tiesa, kad Rupšio sūnui namą padovanojo būtent jis, kariuomenės vadas sunkiai tvardėsi. Klausykit, eikit, klauskit Paukščio, nes manęs nedomina jūsų klausimai. O kas jūs sieja su Arvydu Paukščiu? Tai jisai kvailas ar taip tik atrodot? Atsiprašau. Rupšys laikosi savo pozicijos, kad įstatymų ir etikos normų nepažeidė. Esą mokėjo sūnui 445 eurus per mėnesį, nors maksimali duodama kariuomenės suma būstui nuomotis yra 530 eurų. Be to pabrėžia, kad mokėjo perpus pigiau nei tokio būsto rinkos vertė. Šitas variantas, kad buvo nuomota iš sūnaus,